Šiandien joje pasikalbėsime apie naujausią aktoriaus, rašytojo ir dainų kūrėjo Juozo Gaižausko knygą Antarktidos indėnai. Ir turbūt geresnės idėjos nesugalvos, negu apie knygą su pačiu autorium pasišnekėti. Laida, sveiki. Labadiena, sveiki. Tai iškart kipkime prie knygos, galime parodyti ją mūsų žiūrovams, visišką naujieną. Knyga pristatoma kaip gydanti sužeistą viltį ir tinkama ieškant savosios gyvenimo pasakos. Tai apie ką ši knyga? Pradėkime nuo to. Tai dabar reikėtų turinį visą papasakoti, tai nei vienas žmogus neatsivers, bet iš tiesų knyga yra skirta ir suaugusiems, ir vaikams. Ne veltui pradžioje aš rašau, kad ta knyga skirta visiems vaikams, negimusiems, mirusiems, pasenusiems, visiems vaikams. Antarktidos indėnai neklausia tavo amžiaus, jie klausia, kiek vaiko yra tavyje. Tai yra nedidelis romanas, labai jautrus, skaudus ir visą laiką, kai pagrindinis veikėjas yra vaikas, o šiuo atveju berniukas, gali pasirodyti, kad tai yra vaikiška knyga. Taip, ją įkastų vaikas nuo 11 metų turbūt jau galėtų pats bandyti, o su tėvų pagalba ir dar gerokai mažesni. Bet iš tiesų tai yra lygiai taip pat knyga mums ir tokia ta pasaka tokia labai tikra, daug ir juokinga, ir graudi, viskas vienu metu. Aš visą laiką taip sakau, mes negyvename žanre, mes negyvename komedijoje, mes negyvenam tragedijoje, mes viskas čia pat, viskas vyksta tą pačią akimirką, todėl knygoje yra labai daug jautrių, graudžių vietų, yra labai linksmų, juokingų vietų. Jis turi net tokį fantasy žanro, tokį kvapą, galima sakyti, tokį avatarišką ar ten Hario Poterišką, bet kita vertus, kai žvelgi suaugusio žmogaus akimis, supranti, kas ir kodėl taip vyksta. Nes knyga yra tarsi keliais sluoksniais parašyta ir vaikas skaitydamas galbūt tiesioginį turinį, tą pirmą sluoksnį skaitys, suaugęs išvelgs ten antrą, trečią, gal ketvirtą ir penktą sluoksnį, kuris tikrai šioje knygoje yra. Jinai tokia, man regis, prasminga knyga, kurią vertėtų perskaityti kiekvienam suaugusiam žmogui, nes kaip man sakė vienas, man brangus žmogus sakė, sako, tu išvertei iš vaikų kalbos į suaugusių kalbą ir parašai knygą. Mes tų žodžių nežinom, tu tiesiog tarsi išvertei tas mintis, ką jie galvoja. Čia knygos gal net su Mažuoju princu lyginamas šis kūrinys. Bet kalbant apie pavadinimą, gal ir keistas klausimas gali pasirodyti, ką jis sufleruoja skaitytojui Antarktidos indėnai. Juk mes puikiai žinom, Antarktidoje gyventojų nuolatinių nėra. Yra gyventojai, kurie gyvena tam tikrų momentų, yra daugybė mokslinio tyrimo stočių, nuo 1000 iki 5000 ten gyvena tų pasikeisdami mokslininkų, bet tokios valstybės kaip Antarktida nėra. Nėra nei vieno pasaulyje Antarktido piliečių. Šioje knygoje yra. Bet tikroje Antarktidoje nėra. Kai aš rašiau tą knygą, aš ilgai prieš rašydamas galvojau, kur galėtų būti Žemėje tokia vieta, kuri galėtų būti tarsi rojaus atitikmuo. Vieta apsaugota nuo kitų akių, tokia paslėpta kuo toliausiai nuo visų. Ir tada aš pagalvojau, kad tai galėtų būti Antarktida, tik ją tais paprastais keliais, nors ir jie yra saugomi, ten be leidimo nepateksi, nepapulsi. Čia yra atskiri keliai papulti į Antarktidą ir tie indėnai, kurie yra Antarktidos piliečiai, nenoriu per daug išduoti, žmonės tikiuosi skaitys šią knygą, bet jie yra tokie žmonės vedliai, kurie tu gali žiūrėti ir bendrauti su žmogumo, pasirodo jis yra tas Antarktidos indėnas, tik tu to nežinai. Ir jie gali girdėti tavo mintis, jie gali daugybę kitokių dalykų. Tai istorija tokia truputį lengvai mistinė, bet tuo pat metu labai daug netekčių, graudulio, bet tokio šviesaus, kur, sakau, žinai, kur ašaras gali birti vienu metu ir tuo pat metu šypsotis gali. Tai man labai patinka, kai su knygom yra taip, joje daug vilties, jinai sukelia kažkokius jausmus žmoguje, už tai aš ją vadinu knyga, kuri gydo sužeistą viltį. Tai yra prasminga knyga, galima sakyti filosofinė, galima sakyti vaikiška, bet toje atrodytų nedidukėje knygoje, nedidukėme romane, 176 puslapiai yra tikrai didelės prasmės istorija įdėta. Esate populiarus rašytojas, jūsų knygos tope ir tai yra 5. knyga, mes žiūrovams priminsime. Ir įdomu sužinoti, ar jaučiate grįžtamą ryšį iš skaitytojo. Ar žmonės prieina galų gale gatvėje, sako, skaičiau jūsų knygą, man patiko, o gal nepatiko, gal ir taip net. Per savo aktorystės daugybę metų, dešimtmečius, aš nesu gavęs tiek laiškų, nesvarbu ar socialiniuose tinkluose, vienaip ar kitaip, kiek aš gavau per pastaruosius 3 metus.
Tai yra šimtai laiškų, šimtai žmonių rašo. Aš jau nekalbu, kad sutikę jie kalba, jie kolekcionuoja, pasirodo knygas, jie turi. Jie labai medžioja tą mano tokį auksinį antspaudą, aš jį parodysiu, kurį aš paprastai, kai kur nors jau būnu gyvai, įdedu įsegu į knygą. Ir man džiugu, kad, pavyzdžiui, tie piligriminiai romanai, bestselleriai, kuriuos aš rašiau, Dievas su šlepetėmis, Tigras glostantis pėdas, yra šimtai žmonių, kurie man parašė, kad jie keliavo į Santiago de Compostela, perskaitė mano knygas. Tai tas, aišku, negali nedžiugintis. Tik tai, žinai, būtų tau 20 metų ar 25 ir šimtai žmonių tau pradėtų rašyti, gali paveikti galvą. Žinai, tai aš kartais labai džiaugiuosi, kad pradėjau rašyti ne per anksti, būčiau prirašęs visokių nesąmonių, jaunas kvailys, čia nebūtų gėda, o dabar kažkaip, jau rašau tai, ką galvoju. Rašymas apskritai yra tokia vieta, kur, pavyzdžiui, teatre, kompromisai, ar ne, režisierius, prodiuseris, kolegos, kas tik nori. O čia jokių kompromisų nėra, aš parašau tai, ką aš noriu, tai, kas man patinka, aš rašau tai, kas man svarbu ir apie tai, ką aš galvoju. Ir kai tai dar ima ir skaito, ir tai ima ir perka, ir ten bibliotekoje gauni duomenis, kad ten pasirodo skaitomiausių autorių 10-uke mano knygos. Įkvėpia tokie faktai. Jie kelia nuostabą, jie ne tai, kad įkvėpia, jie truputėlį kelia nuostabą, kryppečiais, bet tai tavęs nebeveikia jau kaip asmenybės, nes tu jau esi, paprastai tariant, visiškai susiformavęs žmogus ir labai džiaugiuosi, kad galiu būtent rašyme daryti tai, ko negaliu kitose veiklose. Jų kūrėjai, kuo jis daugiau turi instrumentų, tuo jam lengviau. Jis gali dainuoti, groti, kurti dainas, jis gali vaidinti teatre, jis gali rašyti knygas ar vesti televizijos laidas, jis gali daugybę dalykų, arba filmai filmuotis. Šokti nenorėčiau, ypatingai baletą, nes man regis, tai jau būtų man šiek tiek, nedaug, bet šiek tiek per vėlų. Supratau. Ačiū Jums labai iš pokalbį, Juozas Gaižauskas buvo su mumis studijoje, kalbėjausi su juo apie jo naujausią knygą Antarktidos indėnai.